visi pradeda suprasti, kad visi gali gyventi taip, kaip nori. Ir kai tu pradedi taip rūpintis savim, tavo vyras nori pradėti rūpintis tavim. Ir čia yra tikrai taip. Tik tai tam reikia laiko. Ir daryti ne dėl to, bet dabar kaip užsispirsiu, bet dabar nieko nedarysiu, bet dabar tik rūpinsiu savimi ir tada pažiūrėsim, kaip jūs visi čia gyvensit. Ir tada tu turėsi, pamatysi tu ir tada tu pastebėsi ir aš pažiūrėsiu, ar veikia ta technika, ar tu pradėsi mane rūpintis. Tai jeigu mes taip darysim, nieks neveikia, iškart pasakysiu. Mes turime nuoširdžiai, bet mes tada nueinam nuoširdžiai į visą tą būseną, kada mums viskas daknisa. Tikrai taip atsitinka ir tada galvoju, viskas, pradėsiu gyventi, tikrai rūpintis savim. Bet reikia nuo kažko pradėti. Ir jeigu ir taip pradėsit, nieko blogo. Visaip gerai. Nes visi mes turim tam tikrų savo gyvenimo situacijų. Ir kaip mes į tai įeinam, visi skirtingai, nes mūsų visų santykiai yra skirtingi. Mūsų visų situacijos yra skirtingos. Mes visi esam skirtingi. Ir kaip mes tai įeisim, svarbu, jog tikrai ir autentiškai. Ir tikrai nesidalinsiu jokiom tiesom, kaip reikia kalbėti, kaip reikia įeiti tą santykį ir kaip reikia dabar savo skirti laiko ir kaip reikia reaguoti. Iš kur aš žinau, kaip jūs reaguojat? Čia mes kiekvienas ant tiek esame autentiški, nieks nežino. Užtat ir sakau, kad mes turim kurti savo gyvenimo receptus ir mes galim tik dalintis, kad tik jūs visi sugrįžtume mes į save, suprantat? Čia yra pats svarbiausias dalykas.